Izraelio aukščiausiasis teismas svarsto, ar gali atleisti ministrų kabineto narį, kuris nebuvo nei apkaltintas, nei net apklaustas kaip įtariamasis. Jei manote, kad tai skamba kaip kažkas, ko vakarų demokratija niekada nedarytų, jūs esate teisūs. Ir mums reikia pasikalbėti apie tai, kas vyksta ir kodėl. Aš esu Elona Mazelvement ir čia pagrindinis įstatymas. Dabar mes kalbėsime apie bylą, kuri jau daugelį metų bręsta ir kurios centre yra dvi labiausiai prieštaringos Izraelio viešojo gyvenimo figūros – ministras Itamaras Ben-Gviras ir generalinė prokurorė Gali Barav Miara. Tačiau susitelkimas į asmenybės užgožia didžiulę šios bylos svarbą. Ši byla paliečia pačią Izraelio demokratijos, visuomenės saugumo esmę ir klausimus, kurie gali nulemti būsimos vyriausybės sudėtį. Ji toliau vystosi ir jūs turėtumėte apie tai žinoti. Iš karto pasakysiu, kad tai sudėtinga byla su daugybė skirtingų aspektų ir intriguojančių detalių, todėl stengsiuosi jums viską paaiškinti, nes anglų kalba apie ją buvo prastai nušviesta. Vis dėlto, jei jūs domina ši tema, skatinu skaityti apie ją kuo daugiau, nes šiandien galėsime tik paviršutiniškai paliesti kai kuriuos itin svarbius klausimus. Taigi pažvelkime į 3 aspektus. Pirmiausia, konstitucinis konfliktas. Nėra nė vienos vakarų demokratijos, kurioje teismas būtų nurodęs nušalinti neapkaltintą ministrą vyriausybės teisininko prašymų. Klasikiniu požiūriu tai tiesiog nėra teismo darbas. Ir sakyti, kad tai pažeidžia valdžių atskyrimą, būtų per švelnu. Tai leidžia manyti, kad iš pradžių jokios tikros valdžių atskyrimo nebuvo. Antra, po tuo slypi ginčas dėl politikos krypties. Ben-Gviras ir teisinis elitas iš tikrųjų nesutarė dėl to, kaip turėtų atrodyti Izraelio policija. O šis nesutarimas apima teisėsaugos prioritetus, kalėjimų valdymą, bausmes už terorizmą ir policijos paskyrimus bei kitus klausimus. Čia kalbama apie žmonių gyvybės ir ne visada aišku, kas yra atsakingas už politikos formavimą. Ir yra argumentų, kad pati teisinė sistema yra svarbus šio neveiksnumo veiksnys. Trečia, yra struktūrinė dilema. Kodėl šalis, kuriai jau 78 metai vis dar nėra tikra, kas valdo jos policiją ir kiek mums kainuoja ši painiava? Eime, štai svarbiausia informacija, kurią turite žinoti, kad suprastumėte šią bylą. Itamaras Ben-Gviras pradėjo eiti nacionalinio saugumo ministro pareigas 2022 metų gruodį, žadėdamas ryžtingesnį nacionalistinį požiūrį į policijos darbą. Susidūrimas su teisiniu elitu prasidėjo iš esmės nuo pat pirmos dienos. Jų nuomonė, ministrai nustato politikos kryptį plačiais bruožais ir nesikiša į operacijas. Jo nuomonė, jis buvo išrinktas tam, kad pakeistų policijos veiklą ir ketino pasinaudoti visomis teisinėmis priemonėmis tai padaryti. Kadangi tai Izraelis, iš karto buvo pateiktas ieškinys, kuriuo siekta panaikinti jo paskyrimą remiantis kraštutinio nepagrįstumo standartų. Aukščiausiasis teismas atmetė tą ieškinį tik po metų, netgi šiek tiek vėliau, nors sprendime Ben-Gvir atžvilgiu netrūko kritikos ir buvo pabrėžta, kad policijos nepriklausomybė bus išsaugota jo kadencijos metu, nepaisant nieko. Po kurio laiko, kai jis jau kurį laiką ėjo ministro pareigas, buvo pateikta daugiau ieškinių, kuriais buvo siekiama priversti ministrą pirmininką atleisti Ben-Gvir dėl tų pačių priežasčių. Generalinė prokurorė paprašė ministro pirmininko dar kartą apsvarstyti jo paskyrimą. Ben-Gvir trumpam atsistatydino iš savo pareigų 2025 metų pradžioje, protestuodamas prieš susitarimus dėl Gazos įkaitų, tačiau netrukus po to buvo vėl paskirtas, nepaisant generalinės prokurorės prieštaravimų. Dabar, kaip asmuo, kuris kontroliuoja ministro prieigą prie vyriausybės teisinės atstovybės, tiek per savo biurą, tiek savo nuožiūrą per privačius advokatus, generalinė prokurorė sutiko ginti Ben-Gviro paskyrimą teisme tik su sąlyga, kad jis 2025 metų balandį pasirašys rašytinį susitarimą dėl principinių nuostatų. Tas susitarimas griežtai draudė jam kištis į operatyvinę policijos veiklą, konkrečius tyrimus ar pareigūnų žemesnių už tam tikrą laipsnį paaukštinimą. Iki 2025 metų pabaigos ir 2026 metų pradžios generalinės prokurorės pozicija pasikeitė. Ji informavo aukštąjį teismą, kad susitarimas tapo, cituoju, negyva raide, nes jos teigimu Ben-Gvir sistemingai pažeidinėjo jos sąlygas. Ji nurodė jo viešus komentarus apie vykstančius tyrimus, tiesioginį dalyvavimą protestų malšinimo taktikoje ir bandymus apeiti policijos komisarą, priimant personalo sprendimus. Čia yra dar vienas svarbus duomenų aspektas.
Pasak Izraelio žurnalistų Amito Segalo ir Avišajaus Grinsago pranešimų, generalinė prokurorė taip pat kreipėsi į tuometinį Šinbeto vadovą Roneną Barą, kad šis surinktų medžiagą apie Ben-Gviro elgesį, kurią ji galėtų panaudoti savo pareiškimuose prieš jį aukščiausiajame teisme. Leiskite tai pakartoti. Jei šie pranešimai yra tikslūs, Izraelio vidaus žvalgybos tarnybos vadovui buvo pavesta rinkti informaciją apie einantį pareigas ministrą, kad vyriausybės teisinė patarėja galėtų panaudoti ją bylinėjimuisi prieš jį. Tačiau pasak daugelio šaltinių, tyrimas nieko neatskleidė. Dabar Ben-Gviro komanda atmeta daugumą generalinės prokurorės faktinių teiginių. Ką jis nuolat patvirtina tiek posėdžio metu, tiek už jo ribų, tai kad jis griežtai kontroliavo paskirimus. Jis sako, aš nustatau politiką ir keičiu policiją, sako jis. Ji teisi. Jis sako, kad aš kišuosi į paskirimus, kad paskyriau daugiau nei 1000 žmonių savo politikai įgyvendinti. Ir dėl to ji teisi. Amerikiečio ausiai, ministras, kuris tvarko aukštus paskirimus jam pavaldžioje institucijoje, tikriausiai neskamba kaip kažkas ypatingo. Ir iš tikrųjų ministrų įstatymas suteikia teisę daryti būtent tai, laikantis tam tikrų teisinių apribojimų. Pavyzdžiui, draudimo priimti kraštutinai nepagristus sprendimus ar remtis pašaliniais kriterijais, užtikrinant, kad jo sprendimas būtų profesionalus ir tinkamas. Tačiau kaip įprasta Izraelyje, taip pat yra nemažai neaiškumų dėl to, kur prasideda ir baigėsi kiekvieno įgaliojimai. O su Itamaru Ben-Gviru, kuris yra tikras politinis žaibolaidis, teisinis elitas siekia pasinaudoti tuo neaiškumu savo naudai. Štai kaip tai veikia. 1971 m. policijos įstatymas dviprasmiškai padalyja įgaliojimus tarp policijos komisaro ir ministro. Ir 3 atskiros viešosios komisijos – Cadoko, Ogo ir Zamiro – per dešimtmečius rekomendavo patikslinti ministro įgaliojimus, formuoti politiką, tačiau neleisti jam kištis į operacijas. Šios rekomendacijos nebuvo įteisintos iki 2022 metų, kai buvo priimtas 37 pakeitimas, kurio dalį aukščiausiasis teismas panaikino, o kitą dalį paaiškino 2025 metais. Tuo tarpu, kaip jau esame čia kalbėję, generalinio prokuroro įgaliojimai ministro veiksmų atžvilgiu niekada neįtvirtinti įstatyme, per teismų praktiką išaugo beveik iki veto teisės. Dabar praktiškai ministrui leidžiama formuluoti bendrą policijos politiką, tačiau jis negali duoti konkrečių nurodymų dėl įgyvendinimo ar kištis į konkrečias operacijas. Šis teismas taip pat įpareigojo Ben-Gvirą konsultuoti su teisinėmis institucijomis dėl politikos susijusios su demonstracijomis ir tyrimais. Ir galbūt labiausiai ginčytinas klausimas yra personalo paskyrimai, kur pagrindinis argumentas prieš Ben-Gvirą yra tas, kad paskirdamas pareigūnus pritariančius jo politikai, jis pažeidžia policijos nepriklausomumą. Žinoma, priešinis argumentas tam yra ne tik tas, kad ministras turi įstatyminę ir šios demokratiškai išrinktos koalicijos suteiktą teisę skirti pareigas, bet ir tai, kad ministro pozicija be šių paskyrimų turi mažai reikšmės. Kaip kadaise sakė prezidentas Reiganas, kadrai ir yra politika. Tai nereiškia, kad kiekvienas paskyrimas bus geras. Ir iš tiesų, rasite daug žmonių tiek dešinėje, tiek kairėje, kurie šiuo atveju turi savų priekaištų. Tai taip pat tikrai nereiškia, kad paskyrimai visiškai priklauso nuo ministro nuožiūros. Kaip jau minėjau anksčiau, yra draudimų skirti itin nepagrįstus paskyrimus arba tokius, kurie grindžiami neprofesiniais motyvais. Taigi pažiūrėkime į pavyzdį, kur visi šie dalykai susiklosti. Ir tai būtų policininko Renato Sabano istorija. Teisinės bendruomenės atstovams ši byla atrodo kaip aiški istorija, kai Ben-Gvir dėl politinių priežasčių sutrukdė policininko paaukštinimui. O dešiniesiems tai yra puikus pavyzdys, kaip vadinamasis sergėtojų sluoksnis ir teisminė valdžia apeina rašytinį įstatymą, kai jis prieštarauja jų darbotvarkei. Saban buvo siūlomas paaukštinti į vyriausiojo superintendento pareigas ir gavo reikiamas rekomendacijas iš aukštų policijos ir teisės pareigūnų. Ben-Gviras iš pradžių patvirtino šį paaukštinimą, laukdamas, kol ji baigs reikiamus kursus. Tačiau, atsiradus papildomai informacijai apie ją, Ben-Gviras sustabdė galutinį jos paaukštinimo patvirtinimą. Sabanas buvo pagrindinis tyrėjas Netanjahu bylose, ypač 4000 byloje, kuri buvo vadinamoji Bezik už palankų nušvietimą byla. Tačiau jos parodymai 2025 metų teisme pagal bet kokius objektyvius standartus buvo tikra katastrofa. Ji prisipažino melavusi valstybės liudytojams ir staiga patyrė patogų atminties praradimą, 10 kartų atsakydama neatsimenu.
Be to, aukščiausiasis teismas anksčiau buvo atkreipęs dėmesį į jos procedūrinius nukrypimus dėl neteisėtų Netanyahu patarėjų telefonų kratų. Saban padavė į teismą, teigdama, kad Ben-Gviras neturėjo įgaliojimų peržiūrėti savo pirminio pritarimo ir kad jos paaukštinimo delsimas buvo susijęs su neteisėtais motyvais. Taip jie išreiškė gilią ir pagrįstą daugelio teisėsaugos pareigūnų baimę, kad jų karjeros galimybės gali priklausyti nuo politinių, o ne profesinių motyvų. To jūs nenorėtumėte. Jūs nenorėtumėte slopinti ar iškraipyti svarbių policijos parodymų, nes pareigūnas mano, kad privalo pritarti vyraujančiai nuomoniai. Kita vertus, Benas Gviras teigia, kad jis gali peržiūrėti sprendimą dėl paaukštinimo ir kad nori papildomo faktų rinkimo apie Sabaną. O tiems, kurie seka siužetą, gal net per daug atidžiai, tai yra teiginys labai panašus į tą, kurį pateikė pati generalinė prokurorė. Kaidži, eidama patarėjos pareigas, pradėjo iš esmės nesibaigiantį tyrimą ir galiausiai sužlugdė valstybės tarnybos komisaro kandidato Rojaus Kašlono paskyrimą. Nors Benas Gviras iš pradžių nurodė Sabano parodymus Netanyahu bylose kaip vieną iš savo priežasčių, aukščiausiojo teismo nurodyti pažeidimai suteikė kitą pagrindą delsai. Jeruzalės apygardos teismas palaikė Sabaną, išnagrinėjo Ben-Gviro naudojimąsi įgaliojimais ir nusprendė, kad nebuvo parodytas jokio pagrindo, tai pateisino papildomą faktų nustatymą. Teismas nustatė, kad Benas Gviras veikė remdamasis tais draudžiamais pašaliniais motyvais. Ir kai jis neatsitraukė, teismas ėmėsi precedento neturinčio žingsnio. Nusprendė, kad Sabano paaukštinimas galioja atgaline data, nepaisant to, kad jis nepasirašė. Taigi praktiškai tai reiškia, kad teismas įsikišo į paskyrimą, suteikdamas jam teisinę galią be vykdomosios valdžios noro ir prieš jos valią. Dabar generalinė prokurorė laiko Sabano bylą pačiu aiškiausiu pavyzdžiu, kaip Benas Gviras piknaudžiavo savo įgaliojimais politiniais tikslais. O Izraelio dešinieji tai vertina priešingai. Sistemos sergėtojai susitelkia, kad apeidami ministrą paskirtų konkretų pareigūną, kuris naudojasi įstatyminiais įgaliojimais. Taigi kyla klausimas, ar neturėtų akivaizdžiai kraštutinio nepagrįstumo atvejais būti aiškesnis daugiau žmonių? Kas nutinka, kai šis standartas, kuris iš pradžių turėjo būti taikomas retai ir nešališkai, bent vienos politinio spektro pusės, jei ne abiejų, yra interpretuojamas kaip universalus įrankis, leidžiantis teisiniai sistemai pereiti į politinių sprendimų priėmimą. Ir tai tik viena iš čia slypinčių grėsmių. Didžiausia grėsmė yra ta, kad nei ši, nei jokia kita teisinė byla iškelta prieš Ben-Gvirą, kurių kai kurios galbūt net pagrįstos kaip politinė kritika, nepasiekia nusikalstamos veikos lygio. Vis dėlto, pasitelkdami Sabaną kaip vieną iš pavyzdžių, peticijos teikėjai ir pati Izraelio generalinė prokurorė bando pašalinti ministrą, kurio jie nuo pat pradžių nenorėjo matyti poste. Ironiška, bet čia teigiama, kad tariamai neteisėtų veiksmų visuma reiškia policijos politizavimą ir pavertimą įrankiu, taip pakenkiant jos nepriklausomumui. Tačiau jei įstatymas nebuvo pažeistas, kuo toks kaltinimas iš esmės skiriasi nuo politinių preferencijų? O jei įstatymas nebuvo pažeistas, koks yra ribojantis principas, neleidžiantis teisiniai sistemai ar net paprastiems piliečiams tiesiog sužlugdyti jiems nepatinkančias politikas? Jei jau ir pats įstatymas taikomas politiškai, tai kokią prasmę tada turi policijos nepriklausomumo sąvoka? Ir kaip giliai susiskaldžiusi visuomenė gali pasitikėti institucijomis, kurios turi tiek daug galios jos atžvilgių, prisidengdamos viešojo intereso apsaugą? Visi šie klausimai atveda mus į praėjusį trečiadienį, kai buvo akivaizdus teisinis neapibrėžtumas, vis stiprėjantis nuolatinis konstitucinis konfliktas ir visa diena teisinių ginčų. Tai buvo neeilinis posėdis, 9 teisėjai beveik 10 valandų. Visuomeniai buvo uždrausta įeiti, kad būtų išvengta trukdžių. Beje, uždraudė ta pati teismo institucija, kuri vos prieš savaitę panaikino karo meto saugumo nurodymus ribojančių žmonių skaičių antivyriausybiniuose protestuose, nes protestų metu išraiškos laisvė yra šventa. Ar teismas galėtų nuspręsti, kad ministras pirmininkas galėtų būti priverstas atleisti ministrą, kuriam nepareikšti jokie kaltinimai nusikaltimu? Ar Izraelio demokratija pagaliau, lyg Alisa stebuklų šalyje, nugarmėjo į pačią triušio urvo gelmę? Ben-Gviro advokatas Davidas Peteris ryžtingai apibendrino konfrontaciniausią ministro bylos versiją teisėjams. Jis pasakė, jūs neturite tam jokių įgaliojimų.
Jūs ne tik neturite įgaliojimų, bet ir neturite įgaliojimų sakyti, kad jų turite. Po aštrios diskusijos šiuo klausimu, vienos teisėjos atsakymas buvo nemažiau atskleidžiantis. Pagrindinis įstatymas dėl teisminės valdžios leidžia labai sunkiai paneigti išvadą, kad mes turime įgaliojimus. Vienintelis klausimas yra diskrecija. Kitaip tariant, mes patys spręsime savo galios ribas kiekvienu atveju ir jūs su tuo turėsite susitaikyti. Netanyahu advokatas Michaelas Rubelas pabrėžė aiškų įstatyminį aspektą. Pagrindinis įstatymas – vyriausybė teisę skirti ir atleisti ministrus suteikia ministrui pirmininkui, o ne teismui. Teisėja Solberg atkirto, pastebėdama, kad pareiškėjai remiasi nors ir nekaltinamuoju aktu, bet konkrečių įvykių seka, ir paklausė, kaip teismas turėtų vertinti bendrą elgesio visumą. Mano nuomone, šie apsikeitimai argumentais sudaro didžiąją bylos dalį. Doktrininis žingsnis, kurio ieškojo teisėjai, buvo arba 1993 m. Derry Pinchas sprendimo išplėtimas, arba nuo jo nukrypimas. Toje byloje aukščiausiasis teismas nurodė ministrui pirmininkui Rabinui atleisti 2 ministrus, kurie buvo apkaltinti, bet nenuteisti dėl korupcijos, remdamasis tuo, kad jų neatleidimas būtų buvęs itin neracionalus. Joks Izraelio įstatymas nereikalavo tokio atleidimo. Nebuvo ir iki šiol nėra jokio precedento ar analogo jokioje kitoje vakarų teisinėje sistemoje, kur teismas paskelbtų turysi įgaliojimus pašalinti ministrus iš pareigų pagal bendrosios teisės standartą, kurį pats sugalvojo, nesant įstatymo. Ben-Gvir praėjus 33 metams yra arba šios doktrinos išplėtimas į sritį, kurios pats Derry Pinchas sprendimas nebūtų apėmęs, nes nėra kaltinamojo akto. Arba kaip alternatyvų požiūrį, kurį bandė kai kurie teisėjai, visiškai kita kategorija, pagrįsta ne nusikalstamumu, o bendra elgsena. Tai kur mes dabar esame? Balandžio 16-ąją, kitą dieną po posėdžio, teismas paskelbė laikinąją nutartį. Galutinis sprendimas vis dar laukiamas. Ben-Gviras išsaugo savo ministro postą. Tačiau paaukštinimai į aukštas jautrias pareigas susijusias su tyrimais, teisėsauga, žodžio laisvė ar policijos teisinė tarnyba gali vykti tik komisaro rekomendacija. Apie tai prieš 7 dienas iš anksto pranešus generaliniai prokuroriai. Ben-Gvirui draudžiama viešai komentuoti policijos jėgos naudojimą. Iš esmės, nutartis labai atitinka iš pradžių pasirašytų principų pagrindą, o šalys turi pateikti ataskaitą iki gegužės 3 dienos. Dabar, mano nuomonė, šiuo sprendimu teismas pripažįsta, kad žaidžia su velniu. Užuot atmetęs šią bylą dėl to, kad byla nėra teismo nagrinėtina, kaip būtų padaręs bet kuris kitas teismas bet kurioje kitoje vakarų demokratijoje, teismas atsisako pripažinti, kad jo įgaliojimai turi ribas. Taip jis žengia į politinį minų lauką, bandydamas išvengti sprogimo, atleidžiant ministrą. Sprogimo, kuris koalicijai rinkimų metais būtų tikra dovana rinkimuose. Tuo pačiu metu toliau plečiant teismų įgaliojimus ministrų elgesio atžvilgiu. Dabar galima ir reikia paklausti, kiek visa ši sumaištis iš tikrųjų kainuoja. Ir nors kiek žinau, niekas dar nėra įvertinęs viso vaizdo, pateiksiu aiškų pavyzdį. Pažvelkime į nepaprastai didelį žmogžudysčių skaičių Izraelio arabų bendruomenėje. Šis rodiklis išaugo nuo 96 prarastų gyvybių 2020 metais iki 116 2022, iki 244 2023 ir 252 2025 metais, kurie tapo daugiausiai aukų pareikalavusiais metais istorijoje. Apie 88% nužudytųjų buvo nušauti. Nusikaltimų išaiškinimo rodiklis, tai yra dalis žmogžudysčių, kuriuose policija nustato ir sulaiko įtariamąjį, siekia maždaug 10%. Dabar akivaizdi pagunda būtų kaltinti nacionalinio saugumo ministrą, kuris, atrodo, vadovauja policijai. Ir kuris tikrai garsiai reiškiasi, bei yra daugelio skandalų centre, o jo deklaruojami prioritetai dažnai būna kitur. Ir apie tai buvo nuolat pranešama. Tačiau atsakomybė už šią problemą iš tikrųjų tenka tiek ministrei, tiek policijai, generaliniai prokuroriai ir jos prižiūrimai valstybės prokuroriai, žvalgybai, arabų vietos valdžios institucijoms ir kitiems veikėjams. Ir pavyzdžiui, turėtume atkreipti dėmesį į generalinę prokurorę, nes ji yra ne tik teisinė patarėja, bet ir valstybės prokuratūros vadovė, galutinai atsakinga už tai, ar bylos bus iškeltos, ar tyrimams bus skiriami ištekliai, ar bus sudaromi susitarimai dėl kaltės pripažinimo, ar bus priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Ir šuolis įvyksta tais metais, kai ši generalinė prokurorė pradeda eiti pareigas, o Benas Gviras pareigas pradeda eiti tik tų metų gruodį.
Dabar pačios valstybės prokuratūros pateikti duomenys Knesetui parodė, kad 2024 metais buvo pateikti 42 kaltinimai dėl nužudymų, kai tuo metu arabų sektoriuje įvyko apie 230 nužudymų. Kol šie skaičiai augo, generalinė prokurorė eikvojo institucinį kapitalą daugelį metų trukusiai kampanijai prieš ministrą, prižiūrintį policiją, kartu su kitais svarbiais konstituciniais konfliktais. Kodėl nusikalstamumas arabų sektoriuje nėra didesnis prioritetas institucijai, kuri teigia ginanti asmens teisės? Ir kodėl spauda kaltina tik kai kuriuos iš įsitraukusių veikėjų, taip atleisdama kitus nuo esminės atsakomybės saugoti tas gyvybės? Taigi, tai yra vienas aiškus atvejis, kai neaiškumas dėl valdžios ir kovos, kurioms teisinė sistema skiria savo laiką, turi aiškią ir siaubingą kainą. Tai nėra vienintelė priežastis, bet tai yra viena iš jų. Yra dar viena kaina, kurią norėčiau paminėti prieš baigiant. Ir jie atsirado dar prieš Beną Gvirą. Tai visuomenės pasitikėjimo policija mažėjimas. Pasitikėjimas Izraelio policija buvo 41% 2020 m. spalį, 33,5% po metų ir tik 29% 2022 m. sausį. Tai yra žemiausias rodiklis nuo tada, kai Izraelio demokratijos indeksas pradėjo jį matuoti 2003 metais. Izraelio demokratijos institutas šį smukimą priskyrė Pegasus šnipinėjimo programos skandalui, kuris taip pat buvo aptartas šioje byloje. Izraelio demokratijos institutas šį smukimą priskyrė Pegasus šnipinėjimo programos skandalams, apie kuriuos taip pat kalbėjome laidoje, ir viešam Netanyahu tyrimų nagrinėjimui. Beje, pasitikėjimas generalinio prokuroro tarnyba tame pačiame 2022 metų indekse pasiekė rekordinės žemumas. Ir visa tai buvo dar prieš Ben Gviro atėjimą į valdžią. Iš tikrųjų, šie skaičiai iš dalies ir lėmė, kodėl jis apskritai iškilo politikoje. Ir kol jis yra valdžioje, šie rodikliai išlieka žemi, rodydami, kad tai dar viena institucija, kuriai reikia gilios reformos. Tačiau kai teisminė užkarda saugo, o gal net pernelyg saugo šias sistemas nuo politinių bandymų jas keisti, dabar susidurėme su klausimu, kaip tai galėtų įvykti. Tai ką dabar? Laukiame, kaip viskas klostysis, kai nauja sutartis bus pateikta gegužės 3 dieną. Laikinoji sistema, žinoma, jau sukėlė nesutarimų. Šalys vėl kreipėsi į teismą, kad išsiaiškintų naujus nesutarimus. Abejodžiu, ar Ben Gviras bus atleistas, bet tai nereiškia, kad išvengsime pasekmių. Ši byla taps precedentu ir atvers kelią būsimo ministro atleidimui, jei viskas ir toliau klostysis tokia linkme. Ir be to, kad iš esmės paneigia klasikinį požiūrį, kam apskritai yra teismai, toks požiūris sukelia chaosą ir nesantaiką teisėsaugos valdyme. Taip pat neapsigaukite dėl tikėtinos politinės reakcijos. Galbūt čia nebuvo pateikti kaltinimai, bet dešinės rinkėjai tai mato kaip kaltinimą jų atstovams, jų koalicijai ir jiems patiems. Jie reaguos. Per pastaruosius metus viešoje kampanijoje, kurią vadovavo žymus teisės mokslininkas, buvo surinkta daugiau nei 120 000 parašų po peticiją, kurioje Amerikos vyriausybės prašoma taikyti sankcijas aukščiausiems Izraelio politiniams ir teisminiams pareigūnams, įskaitant teisėją Iša Kamit ir generalinę prokurorę Barav Mijarą, už jų vaidmenį blokuojant ministro pirmininko malonės suteikimą. Dabar tai yra veiksmas, kuriam aš visiškai prieštarauju ir kuris, mano manymu, visiškai pažeidžia suvereniteto principą, kurį mes taip atkakliai stengiamės išsaugoti. Tačiau tokios peticijos egzistavimas ir tokio dydžio peticija turi būti laikoma įspėjimu, kad nemaža dalis izraeliečių praranda tikėjimą demokratiniu šios problemos sprendimu. Jie tiki, kad jų pilietinės ir politinės teisės yra pažeidžiamos vien dėl to, kas jie yra ir kaip jie balsuoja. Ir tiems, kurie nori parodyti lyderystę, ne valdžią, o būtent lyderystę, tenka veikti atsakingai ir rodyti santūrumą. Pabaigai, asmeninis žodis. Užaugau klausydamasi pasakojimų apie Izraelio įkūrėjus ir didvyrius, būdama anūkė senelių, kurie kartu kovojo pogrindyje už žydų valstybę. Tie, kurie žino istoriją, supranta, kad skirtingų pogrindžio organizacijų narių santykiai ne visada buvo gražūs. Tiek prieš įkuriant valstybę, tiek po to. Pavyzdžiui, Hagana, atstovavusi pagrindiniai darbininkų sionistų sroviai, kartais bendradarbiavo su Britais prieš konkuruojančias pasipriešinimo grupes. Ir net tada, kai valstybė jau veikė, norint gauti darbą viešajame sektoriuje, reikėjo pinkas adom, iš esmės mapai partijos kortelės. O jei jos neturėjai, kentėjai.
Nors mano seneliai kovojo už valstybę, jiems teko ją palikti, kad galėtų išgyventi su 3 mažais vaikais, o jų vaikai daugiausia augo užsienyje. Taigi aš augau žinodama šiuos dalykus, bet vis tiek niekada negirdėjau nė vieno blogo žodžio apie Izraelį. Tai tiesiog buvo steigėjų kartos sunkumai, kuris sukūrė stebuklus ir paaukojo savo kraują tam pasiekti. Mus mokė mylėti žemę, valstybę, žmones, mūsų praeitį ir potencialą, kurį dar turime kartu įgyvendinti. Todėl aš iš tikrųjų nuolat esu optimistiška, kad ir kas benutiktų aukščiausiuose valdžios sluoksniuose, kuriems reikia reformų, beveik visose srityse tarp Izraelio gyventojų yra sveikas nacionalistinis jausmas, kuris galiausiai neleis šiai šaliai nukrypti nuo kelio ir prarasti kontrolę. Tačiau nors tai natūralu ir žmogiška šalyje, kuri sujungia milijonus imigrantų iš viso pasaulio, vienos gyventojų dalies pranašumo prieš kitą suvokimas čia neturėtų turėti jokios vietos. Praėjusią savaitę mes uždegėme žvakes per Jomą Zikaroną, o deglai buvo pakelti Har Herzelyje. 10 000 rezervistų vis dar tarnauja savo 3., 4., 5. Milujim ciklą nuo spalio 7-osios. 1947 metais Tel Avivo kavinėje Natanas Altramanas nugirdo, kaip Haganos vadas ir Palmacho įkūrėjas šnabždasi apie tai, kiek žmonių žus gindami valstybę, kuri ką tik buvo pažadėta popieriuje. Ta naktį jis grįžo namo ir parašė Magaša Kesif, eilėraštį pavadintą Sidabrinė lėkštė. Eilėraštis baigėsi 2 jaunais kareiviais, vaikinu ir mergina, kurie prieina prie tautos sutemose, išsekę, vis dar su koviniais drabužiais. Ir kai tauta paklausė, kas jie tokie, jie atsako: Nachnum Magaša Kesif, Šalaf Nitna Šeminata Judim. Mes esame sidabrinė lėkštė, ant kurios jums buvo padovanota žydų valstybė. Ir tada Altermanas rašo, kad tie 2 krenta tautai po kojomis, o visa kita pasakojama Izraelio metraščiuose. Iš tiesų taip ir yra. Kitas mūsų iššūkis laukia mūsų. Ir kai šis karas baigsis, o gal net ir jam tebesitęsiant, mes turėsime darbo. Galiu tikėtis, kad per diskusijas vykstančias teisės mokyklose, teisinėje profesijoje ir socialiniuose tinkluose, per Izraelio teisės ir laisvės forumo bei kitų puikių organizacijų darbą, mes atsigręšime atgal ir matysime save kaip sprendimo dalį. Mes gavome stebuklą ant sidabrinės lėkštės iš ankstesnių kartų ir mūsų misija turi būti perduoti jį toliau, platesnį ir stipresnį. Pasimatysime kitą savaitę.